Mes padedame mūsų mokiniams auginti jų svajonių sparnus. Patyriminis ugdymas, tai, sakyčiau, visų pirma, tai yra kitoks mokymasis. Skatina vaikus ne tik tai mokytis teorijos ir įgyti žinių, bet tas žinias ir tą teoriją pritaikyti praktiškai. Jie laukia patyriminio ugdymo dienų, daryti tokius dalykus, kurių nebūna pamokų metu. Kad ir tas pats pyragų kepimas, jisai visai kitoks yra patyriminio metu, nes neriboja laikas žmogaus, nei mokytojų, nei mokinių, tu gali būti laisvas. Turėjom patys padaryti tokius šviesoforus, susidėti taip LED juostelės ir baterijas ant visų lempučių, kad degtų šviesa. Mokomės rūšiuoti šiukšles, mokomės suprasti, kad tas vartojimas gali būti ir ne vienkartinis. Aš esu tas žmogus, kuris gyvens ateityje ir jeigu dabar neprižiūrėsime tos gamtos arba nesidomėsim ją, mes nežinosim, kas bus ateityje. Aš esu šios programos koordinatorė ir jau 14 metų mūsų mokyklą puošia žalioji vėliava. Su Japonijos mokiniais turėjom bendrą projektą apsaugoti vandenynus. Taipogi, kadangi neturėjom galimybės nuvažiuoti pačią Japoniją, nuvažiavome į Japonijos ambasadą Vilniuje. Vaikai visas tas idėjas, kurias gauna mokykloje, parneša namo. Tai susirūpina ne tik tai moksleiviai, bet ir jų šeimos. Jau 30 metų mūsų progimnazijoje mokoma teatrinio ugdymo. Tai klasė reiškia teatro klasė, teatras reiškia smagumą, džiaugsmą. Improvizacija yra labai naudinga, kaip ir kūrybiškumo atskleidimas bei atvirumas. Teatro klasėje iš tiesų mes mokomės ne tik vaidinti, mokomės komunikuoti su kitais žmonėmis, mokomės laisviau bendrauti. Kada reikia prieš klasę skaityti kažkokį tekstą ar kažką tokio, irgi padeda scenos baimę įveikti. Iš tikrųjų, teatrinukai skiriasi nuo kitų vaikų ir labai stipriai. Teatre mes išmokstame dar ir vieno dalyko. Tai yra būti pastoviam ir būti tvirtam tuo metu, kuomet labiausiai reikia. Tai yra džiaugsmo, laimės, sėkmės, pasitikėjimo savimi pamokos, skirtos mūsų nuostabiems vaikams. Visada sakau, kad mes iš jūsų nepadarysime artistų ir aktorių. Mes jūs ugdome gražiais, kūrybiškais, laimingais, linksmais žmonėmis. Visa tai, kas pasaulyje atsiranda nauja, mums yra įdomu ir smalsu pažinti ir tai patirti. Koks tai skaičius? 28. Ir jau keli metai diegiame novatoriško verslumo programą. Tai yra naujovė mokyklai ir tai naujovė, ko gero, ir visoje Lietuvoje. Sigma yra klasė, kur tu dirbi labai daug su elektronika ir turi labai daug smagių projektų. Integruotas gamtos mokslo kursas, mes turime laboratoriją savo mokykloje. Mes vykdėme Baltijos jūros kronikos projektą, tyrėme Baltijos jūros užterštumą, kas ten slypi, kas dugne vyksta, apie visas mikroorganizmus, kalbėjom bakterijas. Turime modulius, verslumo modulį ir kūrybiškumo modulį. Tai moksleiviai kuria bendrovės, jų metu kelia idėjas, įgyvendina, skaičiuoja, finansinio raštingumo mokosi. Tai mes jau bendrovę turime 3 metus. Bendrovė leidžia moksleiviams dar mokyklos suole suprasti, kaip veikia verslas. Praeitais metais tai buvo ekologiškų prekių parduotuvė. Šiais metais dar idėjas kuriame, bet vadinsimės Matau. Aš išmokau būti kūrybinga, sužinojau verslumo pradmenų bei išmokau kritiškai mąstyti.
Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad mokausi šioje mokykloje. Mano tikslas yra tapti gera daktarė. Mano toks asmeninis planas - stoti į karinę mokyklą ir siekti pareigybių. Aš džiaugiuosi, nes matau, kaip mums visiems kartu auga tie sparnai tų svajonių link. Ką mes visa bendruomenė kartu tiem vaikam duodame, tai lieka jų atmintyje ir jų galbūt tolimesniuose siekiuose.